Sveiki. Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionių demokratų veikėjai demonstruoja unikalius protinius gebėjimus, nors ir būdami jau ne jaunikliai, tai turėjo mokytis tarybiniais laikais, kai bent jau geografijos žinios įkišamos į galvą mokykloje tikrai buvo geresnės negu dabar. Bet va tokių veikėjų, aš suprantu, kodėl toj partijoj normalių žmonių nėra, yra tik tai truputėlį tokie bemoksliai. Tiesa, šitas gal ne visai bemokslis. Tris kartus baigęs profesinę mokyklą, tai yra aukštesnysis išsilavinimas tarp vidurinio ir kolegijos, tai profkė. 3 kartus baigęs veikėjas, Vilkaviškio savivaldybės tarybos narys, Vilkaviškio ten viršininkas Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionių demokratų drėbtelėjo štai tokį tekstuką stojęs į kovą prieš kremlinius Lazdijų rajono gyventojus siekiančius išsaugoti Kapčiamiesčio Didžiagirę. Čia jo tekstas. Jisai parašė Facebook'e, kas nenori kirsti miško Kapčiamiestyje, čia iš mažosios, kaip matote parašyta, bus priverstas kirsti miškus Sibiro tundroje. Lietuvių liaudies išmintis. Aš manau, kad čia Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionių demokratų šitų, sakykime taip, bukučių, pimpačkiukų išmintis. Kas nors truputį mokėsi geografijos, žino, kad tundroje kaip ir nėra ką kirsti. Nes tundroje medžių nėra. Va taip atrodo tundra. Čia jau rodau Saulėnui, kad Saulėnas, va šitas, įsikirstų vieną kartą į savo galvą nors vieną vingį smegenyse. Antra vertus, užuojauta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, turint tokį proto bokštą, ir sveikinu Vilkaviškio rajono žmonės išrenkančius va tokius proto bokštus į tarybą. Ko tada norit? Ko galima tikėtis iš žmonių, neturinčių realiai net elementaraus bendrojo išsilavinimo, bet turi trigubą aukštesnį išsilavinimą. Ir dar kartą pasižiūrėkit, yra toksai Suomijos koledžas. Čia bičas pavadinimą įrašė. Suomijos koledžas. Net neatsimena, kokioj mokykloje mokėsi. Pabandykit paguglinti, tikrai tokios kontoros nerasit, kur per metus jums duoda kažkokį tai išsilavinimą. Tai tiek apie proto bokštus iš tos neklystančios, pačios protingiausios, vienintelės, teisingos Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionių demokratų partijėlės